savaitę nieks nemiršta. Jeigu niekas nemiršta, pinigai lieka banke. Kitą savaitę žaidžiam toliau, tik iš didesnės sumos. Kino centre Forum Cinemas Vingis įvyko ilgai lauktos juostos Lošėjas premjera. Po filmo savo mintimis pasidalino žymus Lietuvos žmonės. I've seen the film a lot already, maybe 6 times, so every audience is different. This audience, I think, really absorbed it and took it in, and maybe I felt like at the very end they were a bbit shocked for a moment before they could just say, oh, okay. But I think people liked it, and I'm excited. I feel good about it. Jau metai, kaip mes keliaujam per visą pasaulį. Ir dabar įvyks susitikimas su tuo žiūrovu, apie kurį mes visą laiką galvojam. Tai iš tiesų filmas kurtas žiūrint į Lietuvą, joje gyvenant, joje jaučiant, joje ieškant problemų, iššūkių. Šitas susitikimas su žiūrovu, mano galva, yra toks, aš sakyčiau, mums visiems, tiek kūrybiniai komandai, toks išbandymo metas, supratimas, ar iš tikrųjų mums pavyko padaryti kažką įdomaus, nes šiaip ta sėkmė, tas pripažinimas, tarptautinis kontekstas tarsi turėtų sakyti, kad čia viskas tvarkoja su to filmu, bet iš tikrųjų nevelnio. Mūsų svarbiausia yra, kaip dabar priims šitas žiūrovas, kas atsitiks su lietuviška publika ir jeigu atsiras, nes tik jį gali suprasti iki galo. Yra tiek daug filme niuansų, kurių negali suprasti nei indai, nei pakistaniečiai, nei Marakešo gyventojai, nei kinai. Gali suprasti tik lietuviai ir išjausti tik lietuviai. Ir dabar man iš tikrųjų labai įdomu, ar tai įvyks ar ne, ar tai yra tik mūsų galvose. Puikiai jaučiuosi, man atrodo, kaip sportui padeda sienos, taip ir šiandien padėjo sienos ir man atrodo buvo labai gerai, nes atėjo tie žmonės, kurie dirbo su šito filmu, kurie yra atsivėrę, nori pamatyti, yra geranoriškai nusiteikę ir ta atmosfera visa susidarė tokia, kad filmas tiesiog buvo suvalgytas, filmas buvo priimtas, jisai padarė įspūdį, nes žmonės leido tą padaryti, jie buvo atsivėrę, nuoširdžiai žiūrėjo ir tikrai linkiu žmonėms atsivėrimo ir pažiūrėti kažkaip tai naujom akimim, be kritikos, be kažkokio tai išankstinės nuostatos, priimti tą gyvenimą tokį, koks yra. Sako, kad jisai panašus kažkuo į dokumentiką, ne, kažkoks jisai iš gatvės žmogus. Tuo ir patikau, kad aš iš gatvės, žinot, aš nieko negazdinu, aš toksai, kurį galima patraukti kažkur. Čia jisai iš gatvės. Jaučiu didžiulį palengvėjimą, nes labai laukiau šitos premjeros, labai laukiau susitikimo su lietuvišku žiūrovu ir taip, labai gerai jaučiuosi. Nemanau, kad aš dabar galėčiau pasakyti, kad yra kažkokia tai aiški nuomonė apie šitą filmą bendra. Yra daug žmonių, kurie labai skirtingai vertina tą pačią sceną, tą patį siužetą, vertina aktorius. Be abejo, labai daug gražių žodžių šiandien išgirdau, nėra ko meluoti. Malonu labai, kad žmonės, kurie šiandien susirinko, premjeriniai tie vadinkim žmonės, jie yra tokie daugiau cinefilai galbūt. Jiems yra daug kas yra įdomu nagrinėti, narplioti, analizuoti. Labai įdomu, kaip iš tikrųjų paprastas žiūrovas sureaguos. Visų pirma, jam skirtas šitas filmas. Tai labai laukiu po savaitgalio, po savaitės, kaip lietuvių žiūrovas žiūrės Lošėją.